каждый день там новые ситуации, каждый день новые войны с кем-то и прочее. На мой взгляд, это даже не клиническая шизофрения, это, некое свойство сознания, скажем мягко. Поэтому некоторое время карма не прилетает, потому что просто прилетает. Labas rytas, štai ir mes. Šeštadienio rytas. O. Pasisveikino ir papūga su jumis. Aha. Kiekvieną rytą va šitaip Matilda ateina ir glaustasi. Taip. Čia jau jos toks ritualas. Nori paglostuko. Reikėtų jau maudyti tuos visus katinus. Baltapukius ir Matildą reikia maudyti. Matilda labai tokia dar va pleiskanoja. Kas čia tokia irgi ateis į kadrą pasisveikinti. Elektrukai. Ir tu ateisi. Ateik tu. Aha. Eikš pasirodyk, kokia mergiotė augi. Aha, reikia glostyti, okei, glostau. Oi, žodžiu, kavutės geriu. Tinginiaujam nuo pačio ryto. Bet nieko, eisim apsirengsim. Išsinersim iš chalato, ne? Bet tu dar mane glostik. Žodžiu, reikia tuos va tokius va ilgaplaukius maudyti. Nes Matilda pleiskanojasi. Kailis turbūt dar vis eina jai lauk, atsinaujina, tai kapučino reikia irgi būtinai išmazgoti. Žodžiu, neprisiruošiu viso aš dar. Vis kažko prigalvoju, vis kažkokiu reikalų ir pasimiršta ir viskas. Ir taip gaunasi. Tai mūsų Mona jau tokia atsigavus. Žodžiu, maitinau aš jai ten šlapiu maistu per prievartą teko, sultinuką daviau ir po to jinai jau sekančią dieną pradėjo pati valgyti. Tai labai gerai, dabar jau tokia gyva, atsigavusi, viskas tvarko, bet žinau, kad jau tada galvojau, kad viskas, jau reikės čia mum ieškoti, kur ją pakast. Žinau, kad tikrai jau buvo tokios mintis, kad greičiausiai jinai išeis, nes jinai į namus nenorėjo eiti, tik lauke buvo, nieko nevalgė ir taip toliau, žodžiu. Viskas praėjo. Praneslo. O ką mes šiandien veiksim, nežinau, tinginiausim. Irmis išvažiavo persikraustyti, kaip sakant, iš sandėlio į sandėlį. Reikia daiktus visokius, ten rakandus visus persivežti. Ką ten padėtis, pats ten ko puikiausiai susiveš, susitvarkys. Aš tai žinot, kaip kokia trečiakoja pasimaišymai, ne? Nebent pafilmavimai, bet ką ten filmuoti, rakandus visus, ne? Ką ten filmuoti? Geriau mes va taip pat pasėdėsim, kvepalų nusipirksim. Nežinau, kad jau čia Ingai rimtai reikia gydytis nuo kvepalų. Tikrai labai gydytis jau reikia, ne Matilduk? Kažkaip tai čia vadžias atleidau. Kad jau bijau savęs. Bijau savęs ir bijau jau diedo. Ką mano diedas pasakys. O Jėzau, žodžiu. Tokia silpnybė pasidarė žiauri, nesuvaldoma kol kas. Bet iš tikrųjų mažėja jau tų visų pageidavimų. Nėra taip, žinot, kad jau to noriu, būna taip protingai pasėdžiu, dirbu su savim, bet ateina naktis kokia 2-3 nakties, Inga nusiperka ką nors. Ne kasdien, bet jau dažnokai. Vos ne kasdien. Tai yra žiaur. Bet nieks nepadės, tik tai jis pats turi
susitvarkyti su šitom. Savotiška narkomanija, ne? Matilduk, savotiška. Tu pritarsi, ar ne? Glostyk, tu tik mane čia nekarksėjus apie tą savo kvepalus, kaip tu man jau išknisai. Kiekgi galima, ne? Kiekgi galima. O galima daug. Tiek jau pripirkta, kad aš nežinau, turėsiu reportažų gal 2 metams į priekį. Nes vis tiek dabar ką pirku, tai jie turi atsisėdėti. Nu, nėra taip, kad... O, susinervina. Pasislepia. Nu, nėra taip, kad jau galiu iškart naudoti. Va, tas erzina iš tikrųjų. Kažko anksti tie šeimininkai atsikėlė šeštadienį 7 ryto. Prabudau. Ir žinot, aš jums pasakysiu, katės kaip jaučia, kada šeimininkai prabunda. Nesvarbu, kad tu ten nekalbi, nejudi, užtenka prabust ir jie jau jaučia. Vienas atėjo, kitas atėjo. Ir šeštadienio, kaip sakant, rytas. Šeimininkai 7 ryto atsikėlė, nu. Aš taip planu gal nejau 3 valandą nakties miegot. Taip gavosi. Kažkaip va taip gavosi. Ta žiūriu, ten žiūriu. Tigras negrįžta namo vėso naktį. Iki minuso, man atrodo, buvo. Ir su juo ten žaidžiau, jis nori namo, bet neina, nori neina. Ir žodžiu. Taip gaunasi, kad Inga užsisėdė iki paryčių vos ne. Bet užtenka man, žinokit, to miego. Aš paskutiniu metu pastebėjau tokį dalyką, kad man net 5 valandų pamiegot užtenka. Bet yra taip tarpais. Būna, kad aš noriu ilgiau pamiegot, būna taip, kad aš nemiegu daug. Man užtenka 5 valandų ir aš labai gerai jaučiuosi. Be problemų, kaip sakant. Kažkaip pat prisitaikiau, buvo ta 1 savaitė sunki, kai laikas atsisuko. Tada jau taip gavosi, kad aš ilgokai miegojau pagal valandas. Na, dabar viskas ok, susitvarkėme čia su to visu reikalu. Parodau savo rytinį feisą. Koks jisai būna. Biški patinės, tu kaip pasiusus, ne? Ja, tu papūgas dabar koks. Pokalbio, kaip sakant, reikalas išlindo. Jūs! Užtenka man pradėti kalbėti, jos pradeda ten čirškėti labai smarkiai. Tai mes tyliai, nekalbam. Ką norėjau pasakyti? Dariau tokį eksperimentą, 5 dienas iš eilės dariau jėgos pratimus. Tokius, žinot, kompleksinius, vienu metu darant vos ne viso kūno pratimus su svoriais. Labai fainus dabar tie pratimai, aš kaifuoju nuo tokių, kai susitaupo per pus laiko ir dirba daug raumenų dirba. Aišku, kur pasinga šitie raumenys, nu, bet jūs suprantat, pas žmogų nesvarbu. Kaip jis atrodo, vis tiek yra raumenys, kokie jie ten yra, nu, nesvarbu. Mes ne apie tai kalbam, kokie jie ten yra, tie raumenys. Žinokit, patiko, bet ir vaikštau kaip robotas, koks tikrai vaikštau kaip robotas ir pasisukt sunkoka ir su kojom irgi sunkoka. Anksčiau aš juk darydavau kokie 1 kartą per savaitę tas pratimus ir tai ten pagrindė tuos pačius, kitų ten tingėjau daryti. O dabar susiradau tokius kompleksinius, tai labai fainus. Ir pradėjau po truputį paskaičiuoti kalorijas. Maždaug pasisveriu, maždaug paskaičiuoju, kad tilpčiau į 500, gal truputėlį daugiau vienam kartui. Tarkim, aš valgau 3 kartus, tai vat pusryčiam 500, na būna kartai 600 kalorijų, pietums vat, kad tiek būtų maždaug ir vakarieniai. Kad išsidėliotų į tą visą dieną iki reikiamo man to kaloringumo.
Man kiek ten paskaičiuoja skirtingai truputėlį, bet aš vis tiek maždaug, kad būtų iki 1000 kažkur tai 700, nes man ten irgi 1700, 1800, kitose programėlėse 2000, bet nežinau, man su tais 2000 gal ir gerai, nes aš iš prieš tai neskaičiavau tų kalorijų, tai buvo tikrai virš 2000, nu vis tiek, kaip bebūtų, šiek tiek buvo gal virš 2000. Nes kai pradėjau žiūrėti, nu tikrai aš vakarienės daugiau suvalgydavau negu dabar, kaip pasvėrus. Taip atrodo, kad čia didelis labai skaičius, bet jeigu jūs pradėtumėt skaičiuoti, patikėkit, pamatytumėt, kad daug valgot. Nu vis tiek norisi, kad vėl pajudėtų tie ledai, vis tiek kažko norisi, o vaikščioti, nežinau, va toks sustabdys yra dėl vaikščiojimo, tai aš nesuprantu. Tai kadangi nenoriu, sakau, einu kitų kelių, darau pratimus kiekvieną dieną. Ne kiekvieną dieną, savaitgalį palieku ramybėj. Tai pagaliau ištraukiau šiuos lakiukus iš stalčiaus, kurie keletą metų pas mane stovėjo. Čia yra paprasti lakai. Pas mus taip yra, kad kelios va tokios firmos eina poroje. Eina gėlinis lakas ir paprastas lakas. Poroje tos pačios spalvos. Žinoma, aš gėlinius lakus išsiėmiau, susidėjau čia paprastus lakus. Ir jie man stovi, aš jų nenaudoju. Nu ką, man reikia tų paprastų lakų. Pradžiai galvojau, gal lakuosiu ant kojų, bet aš to nedarau. Aš vis tiek lakuoju su gėliniais lakais. Nusprendžiau šiemet prasipurtyti ir padovanoti. Tai vakare įdėjau skelbimą. Tai norinčių buvo labai daug. Rezervuoju pačiai pirmai parašiusiai. Aš norėjau aplamai išnešti lauką ir viskas. Bet tai galvoju, parašysiu į grupę ten Čikagos turgelis, kas ten, žodžiu, gal kam prireiks. Nu ir prireikė, tikrai norinčių buvo nemažai. Tai sudedu į dėžutę atgal, nes aš jums čia tik norėjau parodyti. Šitai buvo jų sudėjus. Pasims, nepasims bus sekančiam, kaip sakant. Man tai žinot, kas? Man tai kas? Aš bet kokiu atveju būčiau juos išmetus. Nu kur aš juos dėsiu? Nenaudojami. Greičiausiai manikiūrininkė ir pasims, bet neįdomu man. Tegu įmasi kas nori, aš juos vis tiek būčiau išnešusi lauką. Tai Inga po truputį daro tokį valymą, atlaisvina tokį vieną mažą stalčiuką, kvepalai tikrai netilps. Bet jau reiks galvoti, turbūt su tokiais pirkimais kvepalų, kur čia juos toliau reikės dėti. Ai, žodžiu. Nu, jūs pasižiūrėkit, dviese. Ir tu norėtum, kapučinai. Sutilpo dviese, ne? Mėgstamiausia vieta jūsų abiejų. Persikėliau į kitą vietą tvarkyti. Ir lindau čia į stalčius. Tvarkau, rūšiuoju. Ten atidėjau tokiai vienai mergaitai, paaugliai. Jin labai gražiai piešia ir taip toliau. Aš jai padovanosiu tą visą rinkinį. Man nepatinka tos knygutės. Jos tokios nepatogios. Tos plokštelės yra sunkios. Jos tabaluojasi, išsidraiko. Tai aš tiesiog iškerpu. Bet taip dar nukerpu ir dedu į dėžutę, kad būtų man patogiau. Idėja gera, bet reikėtų pagrindo kieto, tvirto. Va šita tinkanti, nes maži tokie. Tinka, geras toks. Bet kitiem visiems karpau, žodžiu, dėlioju, tvarkausi. Nu, šitiem neturiu, tai bus taip. Teptukų labai daug išmečiau, nes labai daug netinkamų, labai daug jau suvarytų. Atsirinkau, žodžiu, pačius
geriausius, mylimiausius. Šeštadienio, kaip sakant, popietė. Mano vyras kraustosi, o aš va čia kuičiuosi. Vis reikia išnaudoti. Tai neaišku, kaip rytoj, jeigu vyras išvažiuos į darbą, tai aš toliau tęsiu savo bardakino tvarkymą. Iš pagrindų jau šį kartą aš tvarkausi jau taip normaliai iš pagrindų. Iškeliauja mano kvepalai. Kažkada mėgau aš juos, kada jauna buvau. Padovanosiu irgi jaunai mergaitė, bet įdėsiu dar į maišiuką, kad patrūktų suduštų ar ką. Sudėjau į dėžutę, tuos uždėsiu ir bus tokia dovana. Dovanokim vieni kitiems, ne, jeigu mes nenaudojam. Žinot, aš ir nemoku pardavinėti. Nemoku. Man yra paprasčiau atiduoti. Dabar tikrai turėsiu dar vienus kažkokius mačiau. Dar pas mane vieni yra, kuriuo aš nelabai naudoju. Kur aš juos įkišau? Na, gal šitie patiks. Aš žinau, kad jų jau nebejaučiu. Jie man tokie jau silpni iš viso pasidarė. Ypatingai, kai pradėjau naudoti arabiškus, tai žinau, kad su tais liuksiniais truputėlį problema. Bet aš palaipsniui įtraukiu ir savo liuksinių kvepalų naudojimą, kad nepasimirštų, kad neužsistovėtų. Vakarais kvepinuosiu su liuksiniais, o kartais ir dieną. Taip kad ate, kaip sakant, tie liukučiai, kurių aš nelabai žinau, kad mėgau paskutiniu metu. Dar yra vienas kutiūr, bet kadangi man vanilė patinka, tai aš dar kol kas pasilikau. Ir va šitie man nauji labai patinka. Man kvepia pakalnutėm, bet aš dar natų nieko nežiūrėjau. Čia aplamai ant nagų piešiau. Po to vis tiek tokie smarkiau pigmentuoti dažai atsirado. Su dažais, jeigu reikia piešiu, žodžiu, man jų nebereikia, o šiaip tai tegul naudojasi tie, kas naudojasi, kam reikia. Aš nežinau, kuriam čia dienom atvažiuos pasimti. Nesvarbu. Dovanėlė, ne kalėdinė, bet Inga, kaip sakant, spintos purto, tai reikia, žodžiu, reikia tvarką darytis, reikia, žinokit, kai prisikrauna tie daiktai. Būdavo taip apsistumdau ir gerai. Tvarkinga, viskas, dulkių nėra ir netvarkau iš pagrindų. Va čia naujas lakas, toks labai švelnus rožinis su blizgučiu, reikės užlakuoti jį. Man patinka tie rožiniai dalykėliai. Nu ką, atvažiavom į naujus namus, didysis tautų kraustymasis. Oi, trečias reisiukas, va, mano jūrinis konteineris, 20-ukas, galiu pasakyti, net vietos daugiau. Viskas tilpo, dar ir čia motociklų vietos yra, net ir keturatį turbūt įkiščiau. Nors jisai dabar pas sūnėną. Sekmadienio popietė, Inga valgo sušius. Man labai patinka va šitie sušiai su morkom, su avokadu, salotos, agurkiuko biškio. Ir dar pasiėmiau su tūnu. Na, pas mane, pasižiūrėkit, kokie reikalai vyksta. Aš tai įtariu, kad čia egzema. Pasižiūrėsim. Kremą nusipirkau tokį. Tiek va taip ant vienos rankos ir ant kitos taip rankos. Buvo čia da tokie visokie ir keista, kad va tokios kaip žaizdos darosi. Nu, vat. Labai gerai per kamerą matosi. Oi, žodžiu, ant senatvės visokios nesąmonės lenda. Gali būti, kad egzema, nežinau, nesitirsiu ir nafik man čia to reikia, nebent kas nors dar baisiau bus. Man neniežti, nieko nesidaro, bet gal čiut-čiut jaučiasi
toks kaip ir tempimas galbūt, aš nežinau, vat. Kažkas truputėlį jaučiasi. Nu, per kamerą kažkaip tikrai tamsiau netgi atrodo. Šiaip tai taip nėra. Ir čia visai neseniai taip išlindo. Nu, negalėjo būti nuo kvepalų, nes aš visur tos kvepalus purškiu, tai čia man būtų visas kūnas tada apsėtas. Ai, nesvarbu, žodžiu. Valgau vakarienę. Mano dėdas kažkur vėl išmovęs. Nu, nesvarbu. Žodžiu, gastroliantas mūsų dėdas. Pagaliau šiandien pabaigė kraustytis iš vieno sandėlio į kitą sandėlį. Nu, tam sandėlį, kuris netoli mūsų, jis labai brangus. Jau sakė, nuo kito mėnesio gal 400 kainuoja mėnesį. Tai susirado pigiau ir didesnis, nes vis tiek tie visi rakandai netelpa. Maucai, keturačiai ir taip toliau, tai va taip. Nieko mes daugiau neveikiam šį savaitgalį. Aš susitvarkiau stalčius visur, tiek procedūriniam susitvarkiau, tiek miegamį susitvarkiau. Tai va taip. Ir užsiėmus jau. Net savaitgalį rūpi man susitvarkyti. Tai kad toks, ką žinau, ką čia daugiau veikti, kur čia važiuoti. Nėra noro kažkur atvažiuoti, gastroliuoti, lėkti. Ai, kad namuose yra ką veikti. Man, kai namuose yra ką veikti, man niekur ir nesinori gastroliuoti. Gastroliuoti norisi, kai namuose nerandi ką veikti. Ne visadosgi noras yra tvarkytis. Tai va. Nu ką, Šaika Britva, ką veikiam? Pas mus va, vasara. Vasara. 27. Na. Kaifuojate, ne? Tvanku katinams. Bet kaip jie čia dižūrina prie tų durų, tai ką Inga padarė, dar tokį dalyką. Aš tuos 2 kilimėlius nupirkau pasidraskymui ir buvau ant sienos priklijavus, nes jie klijuojasi. Šiandien žiūriu nukrytęs, nesilaiko. Tai visą laimę, kad nesu dažais nukrito. Aš va čia buvau priklijavus va toj vietoj. Nė vienas neėjo draskyti, nei vienas, nepatiko jam ta vieta. Nu ir labai gerai nukrito. Ir aš priklijavau prie šitos lipnios plėvelės. Ir, bet čia va net, aš sakyčiau net geriau, nes ta lipučkė mane jau užknisa. Labai prie jos kimba visi. Tai vienos pritrukau, užsakiau dar vieną. Nu, ateis 2. Bet aš tą kitą kitur padėsiu. Tai va irgi užklijuosiu šitą. Tegul draskoje čia tuos kampus. Pasigalanda. Kažkaip neatsikabina dar. Dar viskas gerai. Ir geriau iš tikrųjų. Bandžiau pavalyti su tuo lipnumą nuėmėjų, tas etiketės, kur nuima. Nieko panašaus. Niekas čia nenusiema. Ai, tiek to, kaip sakant. Vartaisi, šiandien pukutį aš išmaudžiau. Reikėtų dar nušukuoti ją. Pakutis, gražus pakutis mūsų Matildukas, taip? Dar biški šlapia. Nes eina pleiskanas, kairis eina lauką, ne? Reikia kačiuką, prižiūrėti reikia. O kaip kvepia šampaniuką, kaip tu kvepi skaniai. Aha. Kaip tu skaniai kvepi, ai.